Vienareikšmiškai Citroen C5X yra skirtas žmonėm, kurie mėgsta išsiskirti iš minios, nes vos tik pasižiūrėjęs į šį automobilį norisi atsisukti dar ir dar kartą. Tad nieko nelaukim ir nuodugniau pasižiūrėkime į šį modelį, kuris beje 2023 metais laimėjo Lietuvos metų automobilio titulą. Ir štai matome, Citroen C5X yra tikrai išskirtinio dizaino ir galime pamatyti, kaip išskirtinės formos LED žibintai yra sujungti į vieną visumą. Iš tikrųjų atrodo labai efektingai. Na ir žinoma, grotelės, kurios yra būdingos SUV automobiliam, suteikia tokį agresyvumo pojūtį. Automobilio ilgis yra 4,80 m ir pažvelgus į šoną mes matome sedano, universalo ir SUV automobilio bruožus. Galima pasakyti, kad tai bus jau ir praktiškas, ir komfortiškas, ir žinoma pravažus automobilis. Taip pat automobilį puošia ir arkos, kurios jau išduoda, kad bus nebaisu nusukti ir į miško keliuką. Na ir žinoma, apsaugomas yra ne tik arkos, bet ir slenksčiai. Ir beje, yra labai pravartus dalykas, kad slenksčiai apsaugomi yra net ir viduje. Na ir automobilio galas yra tikrai ne mažiau efektingas negu priekis. Labai išraiškingos formos LED žibintai, 2 spoileriai, vienas čia, vienas štai čia, ir jie tikrai ne dėl grožio, o pagerins automobilio aerodinaminės savybės. Ir žinoma, yra bamperis, kuris tikrai praktiškas dėl to, kad bus atsparesnis tiek įbrėžimam, tiek ir smūgiam. Na, o dabar pasižiūrėkime, ar Citroen C5X mus stebins ir viduje. Atsisėdus į vidų iš karto galima suprasti, kad gamintojas negailėjo laiko nei dizaino kūrimui, nei kokybiškų medžiagų paieškom. Medžiagos yra kokybiškos, naudojamos skirtingos, jos malonios lietimui, tikrai tvirtos, o tai reiškia, kad laikui bėgant jūsų joks barškėjimas ir traškėjimas neerzins. Centrinė konsolė yra pakankamai plati, tačiau ji nesumažina erdvės, atskiria vairuotoją nuo keleivio, taip suteikia privatumo ir jaukumo. Joje taip pat yra ir pavarų perjungimo svirtelė, važiavimo režimų pasirinkimas, rankinis stabdis, puodelių laikikliai ir labai subtili dėtuvė, apie kurią daugiau pašnekėsime vėliau. Na ir kitas labai svarbus automobilio elementas yra sėdynės. Ir vien tik jas pasižiūrėjus jau matome išskirtinumą. Labai dailus apsiuvimas, labai minkšti šonai, iš tiesų primena lyg fotelį. Sėdynės yra šildomos, vėdinamos, taip pat ir su masažo funkcija, tad jūsų nugara ilgos kelionės metu tikrai padėkos. Na, o vairas yra malonaus dydžio, žinoma, multifunkcinis, taip pat ir reguliuojasi tiek aukštyn, tiek žemyn, tad šios pozicijos užtikrins patogų vairavimą. Ir labai sveikintinas dalykas, kad ant vairo yra išlikę mygtukai, o tai reiškia, kad svarbiausias funkcijas jūs labai lengvai rasite ir tikrai reikės kuo mažiau akis nukreipti nuo kelio vairuojant. Labai patogu. Multimedija 12 colių. Didelė, yra tikrai patogi naudojimui, vizualizacijos ryškios, na ir žinoma visą tai vainikuoja tikrai greitas veikimas. Beje, Apple CarPlay ir Android Auto čia veiks be laido. Naudojantis multimediją, atrodo, kad paspaudus štai šį mygtuką, jūs nukeliausite į pagrindinį meniu, tačiau netiesa. Tam prireiks 3 pirštų kombinacijos. Paspaudžiate ant ekrano ir štai atsirandate pagrindinėme meniu. Klimato kontrolė yra 2 zonų, yra valdoma fiziniais ratukais, kas vėlgi labai džiugina. Nereiks klaidžioti po multimediją, viską labai paprastai nusireguliuosite štai čia. Citroen patiks tiem, kurie karštą vasaros dieną mėgsta įsėsti į jau atvėsusį automobilį ir žinoma tiem, kurie šaltą žiemos rytą mėgsta įsėsti į sušilusį automobilį. Čia turime funkciją, kuri leidžia pasirinkti norimą temperatūrą, norimų laikų ir norimą dieną. Na ir dabar laikas vairuotojo ekranui. Jis yra 7 colių dydžio. Kaip ir pagrindiniai multimedijų, taip ir vairuotojo ekrane vizualizacijos yra aiškios, ryškios, tikrai puikiai suprantamos, o tas yra labai gerai, nes visa ta informacija yra skirta vairuotojui. Taip pat galite keisti vizualizacijas, kurių nėra daug, tačiau mūsų dėmesį patraukia projekcinis ekranas. O projekcinis ekranas yra tikrai didesnis negu konkurentų automobiliuose ir iš tikrųjų atvaizduoja begalę informacijos, tokios kaip navigacija, nuvažiuotas atstumas, kelio ženklų atpažinimas,
Taip pat degalų likutį galite stebėti, iš tikrųjų gausybė parinkčių, kurios kasdieniam vairavime tikrai bus labai naudingos. Na ir dar vienas labai svarbus, ypač lietuviams dalykas yra tas, kad projekcinis ekranas rodo rekomenduojamą greitį vidutinio greičio matavimo atkarpoje. Fantastika! Jeigu Citroenas stebina dizainu ir komfortu, tai dėtuvių kiekių jis nenustebins, tačiau jų tikrai yra. Pavyzdžiui, turime didelę pagrindinę dėtuvę, kuri yra tarp kitko ir šaldanti. Taip pat labai subtiliai integruota dėtuvė centrinėje konsolėje. Čia rasite ir USB-C jungtį, 12 V jungtį bei belaidį telefono įkrovimą. Taip pat maža dėtuvėlė jūsų raktams štai čia. Dar turime dėtuvę, kuri atsidaro po porankių, jos dydis, sakyčiau, yra tikrai tinkamas kasdieniams daiktams, puodelių laikikliai ir vidutinio dydžio dėtuvė duryse. Jeigu konkurentų automobiliuose galinės automobilių sėdynės nusileidžia komfortų priekiniam, Citroen yra visiškai priešingai ir komfortų ir patogiom kelionėm jūs mėgausitės ir sėdėdami ant galinės sėdynės. Ir atsisėdus į galą erdvės pojūtis vėl stebina. Vietos čia tikrai labai daug, tiek kojom, tiek galvai sėdynės minkštos, kūnas akimirksniu įsitaiso juose, jos kaip ir priekyje, taip ir gale yra puoštos dailiais raštais. Jeigu gale važiuojate dviese, puodelių laikiklius rasite štai čia. Čia taip pat galite įdėti ir telefoną. Prireikus daikto iš bagažinės, tai padarysite nesustabdę kelionės. Transmisijos tunelis šiame automobilėje yra nedidelis ir 3 ant galinės sėdynės tikrai galėsite važiuoti. Tai yra ir dėtuvės asmeniniam daiktam už kiekvienos sėdynės. Maža dėtuvėlė štai čia, 2 USB-C jungtis ir dėtuvė duryse. Na, o jeigu sėdint gale jum vietos vis tiek trūksta, priekinę sėdynę jūs galite valdyti savarankiškai. Bagažinės dydis yra 485 litrai, o atlenkus sėdynės, kurios atsilenkia beje labai patogiai tik patraukus už rankenėlis, dydis išauga iki 1580 litrų. Tai byloja, kad tikrai tiek šeimos kelionėm, tiek sunkesniem ir didesniem kroviniam vietos pilnai pakaks. Kadangi automobilis nėra aukštas, o bagažinės anga yra tikrai labai plati, sunku ir didelį krovinį jūs įkelsite be didesnių problemų. O kad apsaugoti patį automobilį, čia yra netgi ir apsaugos. Be to, kad parkavimo jutikliai yra tiek priekyje, tiek gale, atbulinė eiga jums padės manevruoti ir galinio vaizdo kamera, kuri yra tikrai milžiniška. Vaizdas yra kokybiškas, ryškus, taip pat galite automobilį matyti ir 360 laipsnių kampu, galite matyti tik tai priekį, galite matyti tik tai galą arba bendrą vaizdą. Na, šioje vietoje Citroen tikrai labai puikiai padirbėjo. Na ir pagaliau leidžiamės į kelią su 1,6 litro benzininiu hibridiniu varikliu, kuris turi 225 arklio galės. Vidutinės degalų sąnaudos yra 6,5 litro. Turint omeny, kad tai yra tikrai nemažas automobilis, tai šie skaičiai yra džiuginantis. Na ir reikia nepamiršti, kad tai yra įkraunamas hibridas ir galima važiuoti vien tik tai elektros režimu, o nuvažiuojamas atstumas bus apie 55 km. Tai tikrai sukiotis miesto kamščiuose yra pakankamai, na ir labai didelis privalumas. Na ir tik pradėjus važiuoti su Citroen C5X apima visiškas komforto jausmas. Automobilis tiesiog plaukia, o plaukdamas sugeria kelio nelygumus. Na ir reikia pripažinti, adaptyvi pakaba puikiausiai atlieka savo darbą. 8 laipsnių pavarų dėžė veikia labai sklandžiai, pavaras perjungia nepastebimai, tad važiuosite tikrai labai maloniai. Kaip jau ir minėjome anksčiau, vairas tikrai yra labai malonus lietimui, puikiausiai klausosi visų perdedamų judesių, tad automobilis valdosi nepriekaištingai. Garso izoliacija maloni, dėka dvigubų stiklų tiek priekyje, tiek gale. Padangas rekomenduojame rinktis tylesnes, tuomet mėgausitės ypatingai malone tyla. Matomumas priekyje yra labai geras ir beje jis bus geras visus ištisus metus, nes yra su priekinio stiklo apšildymo funkcija. Priekiniai statramsčiai nedideli, tad tikrai vaizdo ant posūkių jums neužstos. Tiesa, pažvelgus pro galinio vaizdo veidrodėlį, matome, kad situacija jau šiek tiek kitokia, gale statramsčiai yra tikrai platus, tad dažniau reiks pasižvalgyti į šoninius veidrodėlius, kurie beje yra su aklosios zonos jutikliai. Saugumą bei vairavimą palengvinančių sistemų Citroen taip pat nepamiršo. Išankstinis perspėjimas apie susidūrimą, juostų palaikymas, spėjimas apie iš galo atvykstančią transporto priemonę, avarinio stabdymo sistema, na ir daugybė dar parinkčių, kurios tikrai palengvins jūsų kasdienybę ir kelionėse jausitės žymiai saugiau.
Kadangi važiuojame su įkraunamu hybridu, verta paminėti, kad baterija greitojo įkrovimo stotelėje iki 100% įkrausite per nepilnas 2 valandas. Na, o iš buitinio lizdo namuose tai užtruks apie 7 valandas. Beje, Citroen padės jums taupyti, kadangi yra funkcija, kuri leidžia įjungti automobilio krovimą tuo paros metu, kada elektra yra pigiausia. Na, o apibendrinant, Citroen C5X yra skirtas tiems, kurie ieško automobilio sujungiančio dizainą, komfortą bei išmanias technologijas. Šiuo automobiliu važiuoti yra vienas malonumas ir būtina išbandyti, o išbandžius įsigyti su 5 metų garantija be ridos apribojimo.